Sveiki, šį kartą atvykom į pažintinį kompleksą Jūkainiai. Planuoju praeiti pažintiniu taku Jūkainių. Taip, šiek tiek informacijos. Pats takas yra 1,8 km ilgio, žiedinės formos, tad pro kur įeisite, ten ir sugrįšite. Viduklės bažnyčia atrodo štai taip. Puikus medinis takas kol kas. Štai kokia įdomi atrama medžiai. Šitas atrodo tikrai šmaikščiai. Šis tai arba bando išgąsdinti, arba pasiduoda. Dar viena puiki diena pasivaikščiojimui gamtoje. Štai ir kryžkelė takelių. Vienas veda kairėn, kitas dešinėn. O čia skulptūra dar viena. Pasirinkus kairįjį kelią, ateinam štai tokią jaukią pavėsinę, kur galima atsikvėpti, pasibūti ramiai ant suoliuko. Ežys. Čia koks tai žynys. Tikėta, kad ši giria buvo šventa kadaise. Senojo lietuvių tikėjimo šventvietė Alkas. Štai koks atsiveria vaizdas į daubą. Slėnį tokį nedidelį. Čia galima irgi prisėsti. Virš Kūdros einame šituo lieptuku. Va iš ten atėjom. WC, jeigu kam reikia. Štai ir priėjau prie žemapelkės. Matau tokį bokštelį, pabandysiu į jį užlipti, pasižiūrėti, koks vaizdas nuo jo. Dabar eisim didžiuoju ratu, kaip parašyta. Toliau tęsim žygį.
skulptūrų tai tikrai nestinga su lietuvių mitologija susietų. Ir einam per užpelkėjusią vietą. Tikiuosi tos lentutės, kurios tiesą sakant atrodo tvirtai atlaikys mane. Va ten buvau ant to bokštelio, jeigu matosi. Iš ten žiūrėjau. Toks įdomus jausmas virš pelkės eiti. Ten toliau matosi briedis, vėlgi išdrožinėtas. Tiesą sakant, pirmą kartą einu tokiu taku virš pelkės praktiškai. Ir žinau, kad yra Lietuvoje ne vienas toks takas, bet aš pirmą kartą tokiu praeinu. Įdomi patirtis. Štai ir briedis, kurį mačiau iš kitos pusės eidamas šiuo taku. Čia vaizdas nuo kito bokštelio. Vat iš ten atėjau. Ėjau va taip vat ratu. Ir dabar užsikabaroju į kitą bokštelį. Ir štai, išeinam iš pelkingo ruožo. Vėl daugiau mažiau sausuma. Visumoje bendri mano įspūdžiai būtų, takas tikrai yra šaunus, labai daug skulptūrų įvairių, su lietuvių senuoju tikėjimu susijusių, ar šiaip su mitologija, ir prižiūrėtas tikrai gerai, niekur neįkritau, neįlūžau, reiškia viskas gerai. O štai ši skulptūra yra pastatyta medyje, kur panašu, kad kažkada trenkė žaibas į šitą ąžuolą. Matosi net juoduliai susvilėję. Šiam kartui būtų tiek. Smagus, nesudėtingas prasiėjimas. Rekomenduoju visiems. Tik eidami virš pelkės būkit atsargus be abejo. O šiaip tikrai smagus pažintinis takas. Iki kitų kartų.